Gerbiami konferencijos dalyviai, prašome sėstis jau į savo vietas ir tęsime konferenciją. Kadangi visi po truputį jau susėdam, tai dabar norėčiau pakviesti skaityti pranešimą Klaipėdos universiteto mokomojo burlaivio Brabander kapitoną Valdemarą Vizbarą apie Lietuvos kaip jūrinės valstybės dabarties aktualijas. Gerbiami skautai, konferencijos svečiai, man labai palengvėjo užduotis, nes prieš mane kalbėję du prelegentai tiesiog pasakė tiek daug, ką aš galvojau, kaip sukišti į porą įžangos minučių. Tai man dabar labai bus lengva kalbėti tiksliai tą temą, kuri yra išeita į programą, nes paprastai, kai įsileidai į ilgas įžangas, užmiršti, apie ką kalbėsi paskui. Tai aš norėčiau priminti profesoriaus Vytauto Landsbergio žodžius pasakytus pačioje konferencijos pradžioje. Kas yra jūrinė valstybė? Jisai tiesiog tai pasakė vieną labai tokia trumpa fraze. Tai yra tautos mentalitetas. Pirmiausia, mentalitetas, kad mes esame jūrinė valstybė. Ir kai reikia kalbėti apie šiuolaikinės jūrinės Lietuvos kaip jūrinės valstybės įvaizdį, susiduri su tokio sunkumu. Mes patys savo šiuo metu bandome įrodinėti, kad taip mes esame jūrinė valstybė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiti apie mus kaip apie jūrinę valstybę aplamai turbūt neturi jokio supratimo, nes mes patys savo bandom įrodyti, kad mes tokie esame. Ir čia prelegentė Jolita labai gerai sukoncentravo tiesiog visą tą apie asmens visus reikalus visuomenėje. Tai jūrinės valstybės, Lietuvos jūrinės valstybės tema man yra labai tokia, nežinau kodėl, bet matyt kažkur paliečianti gal 1000 metų kokį nors geną vikingišką. Aš įsikarščiuoju ir paprastai tokiuose paskaitose viskas baigėsi iš nustatyto 30 minučių laiko, baigėsi 4 valandų pokalbių. Tai aš dabar labai prašau iš karto dar kartą papildomai, kad mane sustabdyti laiku. Bet aš vis tiek noriu pasiskolinti kokias 5 minutės laiko iš garbaus kapitono Sigito Šilerio, kadangi mes prieš kelias dienas sėdėjome vieną šalia kito ir kaip tik aptarinėjome, kągi mes kalbėsim šičia tokioj garbioj konferencijoje. Tai pradėti vis tiek pokalbį apie jūrinę valstybę reikia bandyti suformuluoti kažkokios tai požymis jūrinės valstybės. Tai iš tikrųjų vieną požymį aš jau pasakiau. Tai pats svarbiausias, tai yra pačios tautos mentalitetas. Kitas požymis iš to sekantis, tai yra jūrinė ekspansija, kuri kažkada pasireikšdavo tiesiog išplaukimų galingos eskadros, naujų žemių atradimu, užkariavimu, resursų naujų gavimu ir tokiu būdu išplėtimo savo įtakos visame pasaulyje. Aišku, iš po to sekdavo prekyba, karinis laivynas atlikdavo savo misiją, iš paskos eidavo prekyba ir tada, tai ką gerbiamas profesorius šnekėjo, jūra pasidarydavo pats plačiausias kelias į pasaulį. Na ir aišku, trečias labai svarbus simptomas tai yra jūrinė kultūra, pačios tautos jūrinė kultūra. Čia vėlgi kažkaip labai sunku būtų pasakyti, kągi mes turime šiandien savyje tos jūrinės kultūros. Folkloro jūrinio, labai sunku surasti kažkokias lietuviškas jūrinės dainas, nebent plaukia žąselė per ežerėlį. Aš žinau, bet iš tikrųjų tam reikia didelių pastangų, kad jas surasti. Jeigu žiūrėti
apie požiūrį į jūreivio profesiją, na, bet kurio kiek toliau negu 10 km nuo Baltijos jūros pakrantės paklausime, kas yra jūreivis, sakys, jūreivis. Na, tokios neaiškios reputacijos, neaiškios moralės, na, toks, tarp gyvųjų mirusiųjų, kažkas tokio. Nu, žodžiu, žmogus tas, kuris mūsų kaime nėra pats toks garbiausias. Nebent merginoms, kai jis atvažiuoja visas tenai blizgančiom sagom, reiškia, apsikarstęs inkarais, būtinai kepurė, reiškia, tada viskas tvarkoja. Šiaip jūreivis yra toks, nėra aiškus dalykas. Na ir dabar grįžtant atgal apie Lietuvos, sakykime, jūrinę istoriją, šiais laikais tikrai daug žmonių deda pastangų kaip nors tą istoriją, gal negeras tas žodis, bet ją padaryti. Tai ir Salaspilio mūšys, kur dalyvavo Lietuvos didikas Chodkevičius, vadovavo tą mūšį, ir liktai karinis laivynas sakė, kad va čia tai yra mūsų karinio laivyno pradžia. Aš tikrai ginčyčiausi, geriausiu atveju tai yra Lietuvos jūrų pėstininkų, dragūnų pradžia, bet niekaip ne laivyno, nes jūreiviai ten buvo samdyti, kuršiai. Na, tarpukario Lietuvoje, tai reikia tikrai nusilenkti būtent jūsų organizacijai skautams, nes ne kas kitas tarpukario Lietuvoje ir stūmė tą jūros reikalą, nesvarbu kuo, irklinėmis valtimis, ten kažkokiomis burvaltėmis. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad aš esu kilęs labai netoli nuo Biržų iš to krašto ir tikrai parodė patį galbūt geriausią pavyzdį, kuris labai aktualus ir sektina šiandien. Savo jėgomis, mažomis lėšomis pastatė laivus, su kuriais atliko tarptautinį žygį, pripažinkim. Va. Ir kaip čia minėjo pranešėjai, kad iš tikrųjų didelę dalį laivyno sudarė buvę skautai, karinio laivyno turėjom, tiesą sakant, vieną laivą, tai tas tikrai, sakau dar kartą, rodo labai didelį indėlį skautų ar jūros skautų indėlį į jūrinės valstybės įvaizdžio formavimą. O ar buvo taip veržliai veržiamasi prie tos jūros tarpukario Lietuvoje? Aš tikrai labai abejočiau, nes kai skaitai kapitono, Antanos karo laivo prezidentas Smetona, kapitono raštus, ko reikia laivui aprūpinti ir kad laivas tai nėra autobusas, atrodo toks vaizdas, kad skaitai vakar savo parašytą laišką vadovybei, kad laivas tai ne autobusas, kad čia yra biskį kita. Tai, matot, tas veržlumas toks ir buvo, kad Kaunas buvo toli nuo jūros, Kauno jūra visą laiką matėsi tik tai nuo pliažo Palangos ir jeigu būtų veržimasis į jūrą, tai tikriausiai būtų nutikę kaip mūsų kaimynams Lenkams. Mes dabar dar tebeaimanuojam, kad turim 90 km jūros pakrantės. O jūs žinot, kiek turėjo Lenkijoje tarpukaryje jūros pakrantės? Jin turėjo lygiai 45 km. Gdanskas nebuvo Lenkijos miestas, Gdanskas buvo Volne miestas. Jie turėjo vienintelį tokį, daugmaž priimtiną ostelį Gdynėje, kur gyveno 1000 gyventojų, nuo 18 metų iki 23 pastatė uostą, kuris ir šiandien tebestovi. Kai Lenkijos sausumos kariuomenės generolas vienas pasakė, kad Lenkija be jūros, Lenkija be valstybingumo, o štai jums ir yra tas dalykas, kuris apibūdina mūsų kaimyną kaip labai stiprią dabar jūrinę valstybę. Ir netgi ne dabar. Ir tam pačiam tarpukarį turinčią 45 km pajūrio, su vienu vieninteliu uostu. Mes taip pat tą turim. Bet grįždami iš istorinių tokių klajonių į šiandien dieną, tai aš galiu tik tiek pasakyti, kad niekas kitas be mūsų pačių, be jūsų, nesukurs tos jūrinės valstybės, neteis iš kažkur ir nepasakys, jūs dabar būsit jūrininkai. Ta bandė pasakyti per 50 metų. Iš tikrųjų, Klaipėdoje vietinių gyventojų po karo buvo likę 6. Ir Klaipėda, kaip žinot, dideliai rusakalbis miestas, net šiandien dar. Klaipėdoje visi suvažiavę iš visų Lietuvos kampelių ir kaip nebūt keista,
pačiais geriausiais kapitonais yra tapę žmonės, kurie gimė kuo toliausiai nuo jūros. Taip pat ir kariniam laivynė šiandien dienai daug karininkų, kurie gimė tikrai ne Klaipėdoje. Ir net ne Pamario krašte. Tai reiškia, žmonių yra, kurie norėtų būti jūrininkais, kurie norėtų kurti Lietuvą kaip jūrinę valstybę. Ir per tuos 50 metų Klaipėdos uostas buvo vystomas, Lietuva po nepriklausomybės atgavimo jų gavo palikimui patį didžiausią žvejybinį laivyną Baltijos regione. Ką mes su juo padarėm? Tiesiog jo neliko. Šiandien dieną mes aimanuojam, kad nebeišgaudom menkių kvotos, dėl to, kad pasirodo laivai mūsų seni ir mažai jų teturim. Toks vaizdas, kad juos iš mūsų kažkas atėmė. Tai va, šičia pats svarbiausias, dar kartą grįžtų prie to, reiškia, kad pats svarbiausias jūrinės valstybės požymis tai visgi yra mūsų pačių galvos, mūsų pačių mentalitetas. Čia pats svarbiausias dalykas. Ir kai pradės daug žmonių galvoti apie jūrą ne kaip apie poilsiavimo vietą, ne kaip atvažiavimą Palangon, ten Šventojon ar Neringon, bet kaip apie tai, kaip, tai čia prekybos kelias, čia puikus prekybos kelias, čia aš galiu varyti savo biznį, čia aš galiu, klausyk, su Kinija prekiauti per jūrą. Visai priešingą pusę rodos judėdamas. Ne į rytus, kur ta mūsų didžioji Kinija, į kurią galima daug prekių nuvežti ir taip pat daug parsivežti pigių ir gal kartais ir gerų. Ir reiškia, bet mes va štai per jūrą į vakarus eidami ne tik išeinam į vakarietišką mentalitetą, kaip sakė profesorius Landsbergis, bet mes aplamai išeinam į visą pasaulį iš karto. Pačiu plačiausiu keliu. Ko mums reikia šiandien dienai be mentaliteto? Mes jau po truputį pradedam turėti. Ir štai pirmas toks įdomus, bet visgi Lietuvos kaip jūrinės valstybės labai svarbus ekspansinis požymis. Rusija statosi uostą Peterburge tam, kad nukonkuruotų ką? Klaipėdos uostą. Atrodo paradoksaliai. Iš tikrųjų, turbūt be ne pirmas kartas, kada didžiulė valstybė staiga supranta, kad kažkoks ten nykštukas gali pakišti koją ekonominiams reikalams. Ir šiandien dienai, ar jiem ten pasiseks taip gerai pastatyti, ar išeis kaip visada, sunku pasakyti, bet šiandien dienai Klaipėda pasirodo jau rodo savo pečius. Kažkada mes šaukiam, ką mums reikalingas naftos terminalas, kad ten į vandenį įmerkia kažkokią bačką ir va štai bus dabar kažkas. Iš kur šiandien mes turėtumėm naftą? Per kur mes ją gautumėm? Pasirodo, jūra yra pats geriausias kelias visiems šitiem dalykam ir štai valstybė tampa nepriklausoma per tai, kad mes galų galę suprantam, kad per jūrą galima daug ką susikurti. Ir kai šiandien dienai atsiranda burbuliuotojų, aš kitaip jų nepavadinčiau, kalbančių prieš dujų terminalą, tai rodo tik tai vienintelį dalyką, kad mes einam labai teisingų kelių ir kad kažkam yra labai baisu, kad mes dar kartą pademonstruosim, kad mes esam visiškai savarankiški. Tai štai jūrinės valstybės bruožas toks šiandien dienai labai aiškus ir stiprus, tai yra būtent Klaipėdos uosto pajėgumai. Su kuo jie atsirado? O atsirado, atrodo, tiek daug ilgai, jau 22 metai mūsų nepriklausomybei. Iš tikrųjų, realiai Klaipėdos uostas pradėjo rodyti savo dantis, reiškia, prekyboje, gerąją to žodžio prasme, kokie 4-5 metai. Kasgi nutiko? Tiesiog pasikeitė karta vadovų. Tiesiog nuėjo nuo scenos buvusieji ir atėjo visai nauji, visai kitaip mąstantis, nebijantis kalbėti angliškai, kas visam pasaulyje yra jūrininkų bendrinė kalba, galima sakyti, ir jau suprantantis apie labai svarbius kitus dalykus, kad uostas kaip toks uždara teritorija, aptverta tvora ir parašyta, čia yra muitinės zona ir čia negalima įeiti, staiga tampa kažkokiu kitokiu, atsiranda žmonėms prieimai prie vandens. Šiandien paradoksalu, bet Klaipėda kaip uostamiestis, negalima dar jo vadinti uostamiesčiu, nes Klaipėda yra miestas prie jūros, nes jis atvertas uostų nuo jūros. Klaipėda neprieina prie jūros tiesiogiai, Klaipėda praeina prie Kuršių marių. Bet ačiū Dievui atsitvėrė jau gabalas kruizinio laivų terminalo, kur žmonės ateina ir štai jie mato vandenį. Jie mato jūros pakraštį. Tas yra gerai ir jie ne šiaip ateina palydėti saulės, ten ir nesimato tos saulės laidos, bet tai yra matyti labai svarbu, nes jauni žmonės ateina ten. Ir tas ateimas galbūt padaro tai, kas nutiko, pavyzdžiui,
su daug žmonių, kurie tapo buriuotojais. Vienas iš tokių esu aš, kuris kažkaip galbūt kitas dalykas, kad su draudžiamu vaisium, tai yra lindimų prie vandens ir tėvų bandymų kaip nors jį atplėšti nuo to vandens to vaiko, štai ko baigėsi, kartais pasiekmes būna liūdnos, tampi visiškai jūros žmogum. Ir šiandien dieną yra dar labai rimtų požymių, kad mes esame jūrinė valstybė. Arba bent jau esame daug aukštesnėje stadijoje negu kažkokia embrioninė. Amberseilo žygis, tūkstantmečio odisėja, apie kurią kalbės kapitonas Simonas Steponavičius, padarė turbūt sprogimo tokį vaizdą, kada staiga visas pasaulis sužino, kad yra tokia valstybė Lietuva. Mes nuvertinam būrinį laivyną ir ne mes nuvertinam, kurie čia sėdim, bet nuvertina mūsų valdininkai, nuvertina, kaip nebūt keista, žmonės, kurie ruošia jūrai darbuotojus, nes Lietuvoje jūrų aukštoji mokykla taip ir neturi jokio treniruočių laivo šiandien, jokio mokomojo laivo. Ir šitas nuvertinimas, reiškia, staiga atsiverčia kitą pusę. Niekas kita, kaip būrinio laivyno, to, kurio mes, jo nėra, jis netinka, jis trukdo uosto, jis trukdo veiklai uosto, staiga tokia sprogstama jėga, reiškia, pasauliui paskelbia, kad yra tokia Lietuva. Tie atgarsiai Amberseilo gyvi po šiai dienai. Ir jeigu nuplauki į tą uostą, kuriame pabuvojo Amberseilas su tūkstantmečio odisėja, tai vietiniai gyventojai pirmiausia atsimena apie tai. Ir tai buvo iš Lietuvos, jie jau žino. Jie jau žino, kad ta trispalvė vėliava tai ne Kamerūno vėliava ar ne kažkokios ten Venesuelos vėliava. Čia yra Lietuvos, sako, vėliava, mes jau ją pažįstam. Va. Tai yra didelis dalykas. Gal kam atrodo, kad yra kiek kitaip, bet kai Baltijos jūroje būni uostose, kur net pažįsta mūsų vėliavos, gal kam keistai atrodo, bet taip yra šiandien dienai. Va, bet jinai jau pradeda būti atpažįstama, reiškia, mes jau turime išėjimą į pasaulį. Jūrinės valstybės vienas iš tokių svarbių momentų, aišku, yra jūrinė kultūra. Su jūrinė kultūra, aš jau truputį sakiau, kad turim tam tikrų problemų. Ir viena iš tokių problemų dabar labai ryškių vaizdų iškylusi yra Meridiano problema. Klaipėdos miesto, noriu pabrėžti, miesto simbolis. Dabar visi skaitėte spaudoje, kiek daug verkšlenimo, kiek daug, reiškia, aimanų, štai dingsta Klaipėdos miesto simbolis. Dabar jeigu paklausi eilinio mano kartos klaipėdiečio, kas buvo Meridianas? Geras restoranas, sako, jo. Tai pirmiausia, čia nėra jokio jūriškumo. Buvo egzotiškas restoranas, po būrėmis. Dabar, ką galvojo žmonės tie, kurie, reiškia, už 1 litą pardavinėjo tą laivą? Aš nežinau. Aš manau, kad galvojo labai paprastai, ekonomiškai galvojo. Jie puikiai žinojo, kiek į tą laivą reikia įdėti, kad jisai taptų laivu. Bet ką galvojo tie, kurie pirko už 1 litą, tai aš tikrai negaliu suprasti. Jeigu jie galvojo, kad, reiškia, nuvažiuos į ES ir paprašys restoranui atrestauruoti, duoti pinigų, tai jiems tas nepavyko. Ta tikrai aš žinau iš pirmų lūpų, kur jie buvo nuvažiavę. Europą restoranams atstatyti pinigų dar neduoda. Ar jis yra iš tikrųjų Klaipėdos ir Lietuvos jūrinio buriavimo simbolis? Irgi galima taip labai rimtai suabejoti. Tai yra standartinis laivas, nieko neįsiskiriantys iš 40 tos serijos, Vėgos serijos laivų, pastatytų suomiams atsiskaitant už karo pasiekmes su Rusija, su buvusia Tarybų sąjunga. Ir tik tiek. Tai iš kitos pusės žiūrint, jeigu mes buvom jau tokie geri ir norėjom tą kultūrą išlaikyti, to laivų reikėjo susirūpinti lygiai prieš 20 metų. Mesti lėšas ir bent padaryti muziejaus, reiškia, padalinį, kokį nors kaip stovi tam Peterburgė ta Aurora, reiškia, tada pamūryta kažkaip iš apačios ir tokiu būdu išsilaikant ant vandens, bet tai yra muziejinis eksponatas ir visi su to sutinka. Labai puikų pavyzdį parodė Suomiai, gal sakyčiau, Alandų salų geriau gyventojai negu Suomiai, tai Marienhamne, reiškia, Pomerno laivą, barką 4-stiebį padarydami muziejaus tiesiog vienu iš paviljonų.
Tai yra tikrai būrinio laivo vertas atminimas. Šiuo momentu mūsų kultūrinis paveldas meridianas, jeigu taip jį galima pavadinti, ir negana to tiesa išbraukė dar ir iš paveldo, reiškia, tų visų dokumentų, jis tapo tokio mūsų jūrinės nekultūros simbolis šiuo momentu. Na ir nenorėdamas lysti jokių būdų į karinio laivyno, ten reikalus, apie tai kalbėjo prorektorius, reiškia, noriu tik tai pasakyti tiek, kad gal po truputį jau atsiranda pagarba ir jūrininko profesijai. Bet čia yra vienas toks bet, apie ką galbūt būtų pakalbėjęs ir kapitonas Sigitas Šileris, kurio gaila, kad čia nėra, nes tikrai žmogus labai patyręs, labai įdomus, bet aš pasakysiu už jį kai kurios dalykus, ne jo žodžiais, savo žodžiais, bet aš manau, kad galbūt ir jis būtų paminėjęs tai. Man teko mokytis toj jūrų aukštojoje mokykloje, kai Klaipėdos universitetas įsigijo burlaivį, nes reikėjo įsilaikyti tam tikrus sertifikatus, kad galėčiau, reiškia, vadovauti tokiam laivui kaip burlaivis Brabander. Nieko nebuvo galima mokytis, nes nebuvo kam mokyti visų pirmiausia. Tai tada teko važiuoti į Lenkiją, kadangi Lenkija labai propaguoja jūrinį buriavimą ir šiaip jau būrinį laivyną, tokių kaip didelių, sakykime, ir didesnių negu Brabanderis laivų yra virš 10 pas juos. Ir, žodžiu, ten teko man stažuotis, teko gauti pradinius, reiškia, tokios, kaip čia pasakyti, mokslus, paskui jau grįžti atgal į Lietuvos jūrų aukštąją mokyklą, kad gauti tos sertifikatus, kurie reikalingi kapitonui plaukiant su tokio tipo laivais. Štai ką aš pastebėjau. Akademijoje mano grupėje aš toks buvau gerokai pagyvenęs studentas, reiškia, nes mokiausi su studentais, nes man reikėjo praeiti pilną kursą, kai kurių sertifikatų. Tai buvo įdomu, buvo be manęs dar 2 lietuviškai kalbantis jaunuoliai. Ir viskas. Visi kiti ne. Tai rodo, kad ir jeigu taip pasižiūrėt, būtent per tų pagrindinių jūrinių profesijų, laivavedžio, laivų mechanikų, laivų inžinierių, aš manau, kad procentas lietuvių tose grupėse vargu ar siekia 20%, 30%. Vargu. Va čia yra blogas simptomas. Čia tikrai labai blogas simptomas, nes yra vienas labai aiškus dalykas, kaip čia sakė profesorius, iš tikrųjų nebūtina turėti ir gal nereikia procentaliai taip šnekėti apie tai. Galbūt labai svarbu turėti 1 ar 2 žmonės, kurie pasieks labai aukštų rezultatų. Ir tai iš tikrųjų tas matosi. Nes šiandien dienai, pavyzdžiui, matom, kad didžiausiam keltui DFDS Seaways Reginai vadovauja lietuvis. Kad vienam iš didžiausių laivų, reiškia, konteinervežių, Kinijai pastatyto specialiai, vadovauja lietuvis. Tai reiškia, lietuviai gali, moka ir gali, reiškia, pasiekti labai labai aukštų rezultatų. Bet iš tikrųjų reikėtų turbūt ir būtent jūsų organizacijai, na visgi, nežinau, ar tai vajų kažkokių principų, o iš tikrųjų geriausia būtų tai nuolatinio įdirbio keliu eiti, kad teikti, kad ta jūrininko profesija yra labai garbinga, kad jinai yra labai reikalinga. Ir kad jos mums reikia, mums Lietuvai reikia ir kad tikrai tiems nueinantiems seniems kapitonams, kurie jau nueina nuo savo darbų, kad reikia pamainos. Tai lyg ir pakalbėjau apie tą, kad liktai turėtų turėti šiuolaikinė jūrinė valstybė Lietuva kažkokius tai požymius, tai bet viena iš tokių požymių, kaip aš ir pirmai sakiau, kad mes patys turim daryti tai, kad tie požymiai atsirastų, tai aš turiu garbės dalyvauti, gal čia per garsiai pasakysiu, bet iš tikrųjų mes irgi kūrėm jūrinės valstybės įvaizdį. Tai, ką jūs dabar matote ekrane, aš atsiprašau tik tai, kad angliškai tas skaidrės, bet gal nesugadins labai reputacijos mano. Tai 2006 metais Klaipėdos universitetas įgijo galimybę tikrai tapti jūriniu universitetu, įsigydamas burlaivį Brabander. Iškart pasakysiu, pavadinimas nelietuviškas,
Bet mes ne kontrabandininkai ir laivų pavadinimų nekeičiame kiekviename uoste, todėl kaip jisai buvo pagimdytas, taip kaip žmogus pavadintas pirmą kartą. Ir tuometinis rektorius, žymus istorikas, akademikas Žulkus pasakė, čia pakankamai žymus kraštas Olandijoje, jo pusė Belgijoje, pusė Olandijoje, to Brabanto krašto, tegul lieka tas pavadinimas Brabanto. Iš tikrųjų, jis mums niekiek nekenkia, ta prasme, kad netgi sukelia tam tikro ažiotažo ir domėjimosi to laivu iš lietuvių pusės. Kodėl nelietuviškas pavadinimas? Tai jau irgi gerai, tai žmonės domisi laivu. Ir tas laivas pakankamai jaunas yra, nes metaliniams laivams yra panašiai kaip žmogui metai skaičiuojami, tai 100-metis laivas yra toli gražu nesenas, o yra garbaus amžiaus, sakoma. Šitas laivas pastatytas 77 metais. Olandai tikrai yra puikūs laivadirbiai ir tikrai padarė gerą laivą. Plius, negana to, tas laivas pastatytas specialiai mokymo tikslais. Jis neturi jokių mechanizacijų, jokių pagalbų fiziniai jėgai pasireikšti ir yra tik tai rankomis traukomos virvelės. Na, čia laivo yra tokie duomenys, o čia vienas iš tokių mūsų svarbių atributų. Nedaug Lietuvoje laivų turi savo vėliavą, mes turime. Čia yra mūsų vėliava. Mes ją labai gerbėme, keliame priekyje, kaip kariai kelia, reiškia, jūrininkai kariai, aš turiu galvoje, kelia tvirtovės vėliavą. Ir buvo labai sunku vienas toks momentas, vėlgi norėčiau ties vėliavą sustojęs pakalbėti apie jūrinės valstybės vėl požymius tokios, apie tą pačią kultūrą. Tai iš tikrųjų Lietuvos įstatyme, vėliavos įstatyme, nėra parašyta, kaip laivuose tiksliai turi būti keliamos vėliavos. Jeigu dar šiek tiek apkalbam apie prekybinį laivyną, karinis laivynas jau ten paminimas mažiau, nes tiesą sakant, tvirtovės vėliava yra nei šis, nei tas, nes tvirtovės vėliavos kaip tokios įteisintos jokio įstatymų nėra. Tai yra mūsų istorinė vėliava, kuri labai aiškiai įstatymo apibrėžta keliose vietose ir kada turi būti keliama. Tai kad jeigu žiūrint jau labai formaliai, tai ko gero kariniam laivynui reikėtų pareikšti ne tik tai priekaištą už pasisavinimą skautų vėliavos, reiškia, pirminėme etape atsikūrimo, ir dar kitas dalykas, kad ko gero ir šitą mūsų tautinę vėliavą, istorinę vėliavą kelia ne visai tiksliai. Bet tai nesvarbu, kelia ir gerai. Svarbu, kad tos vėliavos plazda ir kad tos vėliavos žymi mūsų valstybės galybę, jūros laivyną. Tai va, kai mes šitą vėliavą pasikeliam pas save ant bukšprito, kur ir turi kelti burlaiviai vėliavą, tai mes susilaukiam siaubingos kritikos iš visokių žinovų kabutėse. Nėra aprašyta, kur ir kaip keliamos tokios vėliavos Lietuvos įstatymuose, o kadangi mes esam vieninteliai ir pirmi, mes ir kūrėm šitą istoriją. Ir kai sekantis rašys įstatymus, tegu žiūri, kaip mes keliam tas vėliavas. Nes iš tikrųjų yra toks dalykas, burlaivis yra toks sudėtingas įrenginys su savo baisinga virvių sistema, stiebais ir visa kita. Ir ten yra labai labai griežtos taisyklės, kaip pakelti vėliavas, kada, kur ir kokias. Nėra Lietuvos nei vienam įstatyme aprašyta šito dalyko. Nėra. Nei prekybinio laivyno statute, aš nežinau, karinio laivyno statuto nesu skaitęs, ar ten yra šitas aprašyta, greičiausia, kad yra, nes kariškiai aš mačiau, kad kiloja tas vėliavas, bet jie irgi turi problemas, kai mačiau, kaip buvo situacija, kai praktiškai laive yra 2 prezidentai. Tai iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga. Tuo tarpu Anglijos laivyne ten viskas išrašyta, ten jokiam, kaip sako, tiek paprasta, kad net karininkai gali suprasti. Tai va, kas link dėl vėliavos. Štai mūsų laivas visų grožių su būrėmis. Ir aš dabar turbūt jau labai viršiu laiką. Ne? Tai labai greitai užbaigsiu šitą visą laivo prezentaciją tuo, kad tai yra jums šaltinis, kur jūs pateisint galėtumėte savo pavadinimą – jūrų skautai. Nes, nesipykit, bet kai žiūrėjau visas prieš tai rodytas skaidrės, tik tai viena nuotrauka buvo su fone jūros statiniais. Visos kitos, jeigu nuimt jūsų uniformas, jūs tikrai niekaip negalėtumėt sakyti, kad jūs jūros skautai, nes ten buvo berželiai, ten buvo dar kažkas, bet niekaip nebuvo aukštos kokių 3 ar 5 metrų bangos lūžtančios už nugaros. Ir žodžiu, aš manau, kad reikėtų jums šitą išnaudoti, ką mes šiandien dienai turime. Gali kai kas pasakyti, tai kainuoja pinigus, tai bet yra būdai pinigams užsidirbti. Čia aš mačiau, daktarė Jolita demonstravo vieną iš būdų. Tai pinigus uždirbti galima ir nebūtina turėti
kiekvienai tenai jūsų kiekvienam padaliniui skilčiai, ar ten kažkaip tuntui, ar dar kažkaip besivadinančiam, va štai yra laivas, išnaudokime mes jį. Jeigu mes jį sugebėsim išnaudoti pusę metų šitą laivą, tai visi jūros skautai bus bent po 2 savaitės praplaukėję po jūrą. Tikrai. Tai nėra lengvas užsiėmimas jūroje ir užtat tada būtų labai tiksliai pasitikrinta, ar aš jūros skautas, ar aš gal geriau, kaip čia sakė vyriausias jūsų vadas, kad jisai norėtų pabaigęs kadenciją grįžti į jūros skautus, gal atsirastų norinčių, kurie pakeistų jį toj vietoje ir norėtų eiti į sausumos skautus. Bet taip įvyktų labai gera atranka ir viskas būtų tvarkoj, va tada tie jūros skautai patys tikriausi ir tikrieji, aš tai tikiu, kad jūs esate tikrieji, nes šitoj salėj aš matau kelius veidus, kurie man labai svarbus yra, nes šitam laive dalyvauja kaip instruktoriai mokant ir supažindinant su jūra vaikus, moksleivius. Viena vat sėdi už mano nugaros, kitas dar veidus šviečiančius čia matau. Ir aš labai džiaugiuosi, nes man pavyzdžiui, skautai, sakykime taip, pradžioje biskį kėlė nerimą, kai atėjo ir pareiškė, kad norės būti instruktoriais. Nes aš buvau taip nesėkmingai susidūręs kažkokioj tai vienoj jūsų skilimo istorijoje su skautais, reiškia, ir man paliko tokį, negerą įspūdį, kai nedidelė organizacija, negana to, reiškia, dar ir skilinėja. Tai, visada, žinai, žmogus kažkaip galvoja, velnės, kaip mes Lietuvoje nesugebam sueiti vieną krūvą, būtinai turim įsiskaidyti. Bet va tos 3 merginos, kurios čia salėje yra, aiškiai, jos paneigė šitą mano ne visai teisingą įvaizdį ir jos tikrai pademonstravo ir šiandien dienai Dovilė sėdinti už mano nugaros vieningai pripažinta yra mūsų įgulos, kad tai yra pats geriausias instruktorius šiandien. Kai aš mačiau, kaip jinai užsiminėja su vaikais, reiškia, jūroje, ne tarp berželių, jūroje, va, tai susižavėję mes esame. Tai va, aš noriu, kad ir jūs, va, tie, kurie tikrai save laikote jūros skautais, ateikite pas mus, išbandykite save, kaip čia pasakyti, matriarchatas Lietuvoje akivaizdžiai yra priartėjęs prie visiškai kritinės ribos, nes pačios pirmosios mūsų laive tai buvo skautės. Vyrai tik paskui kažkaip atrado tą laivą. O pačios pirmosios pareiškė, kad aš turbūt ne visai teisingai vadinu ten pavadinimais, tai čia gal ne taip baisu, bet reiškia, merginos pareiškė, kad jos nori atvažiuoti, padėti sutvarkyti laivą ir ar galėtų už tai, reiškia, gauti galimybę paplaukti. Tai čia abipusė buvo nauda iš karto ir mes tikrai tai padarėm. Na, oras kaip ten nebeprisimenu, man atrodo, visai nieko buvo, ten per rūką išplaukėm. Bet tai buvo pirmas toksai susipažinimas, kuris, va, kaip sakau, išsitęsė jau dabar į tokią gana aiškę draugystę ir galų gale tapo mūsų instruktoriais ir taip toliau. Na, va čia yra pagrindiniai mūsų dalykai, kuo mes užsiminėjom, tai iš tikrųjų yra buriavimo mokykla, tai yra treniruočių laivas, tai yra tiesiog tradicinio buriavimo propagavimas, jūrinės istorijos ir atradimas, ir kūrimas. Nes tikrai niekas kitas už mus to nepadarys. Mes dar be to dalyvaujam jūros įvairiuose tyrimuose. Na ir akivaizdu, kad toks laivas ir to labiau vienintelis Lietuvoje, jis labai puikiai reprezentuoja valstybę. Ir tokiu būdu mes stebėjom vienoj valstybėje, tiesiog nesakysiu kokioj, aiškiai, tokį įdomų dalyką. Reiškia, nuplaukėm su oficialiu universiteto delegacijos vizitu, stovi burlaivis toksai, pasitinka mūsų jau tą oficialią delegaciją kito to universiteto vietinio vadovas, kadangi valstybė prie jūros, universitetas didesnis už Klaipėdos, bet laivo neturi. Ką jūs manot, tas universiteto rektorius taip apžiūrėjo laivą, sakė, tuo aš grįšiu. Grįžta, atsiveža jau didelį viršininką vietinį ir sako, matai, vat Klaipėdos universitetas tai laivą turi. Tai reiškia, aš dar kartą sakau, kad šitoje vietoje reikia pasakyti tiesiai, kad mes jau jūrinė valstybė, jau mums pavydė, taip ir reikia, taip ir turi būti ir mums turi pavydėti, kad mes štai va, tą galim. Aš nemanau, kad Lietuvai reikėtų 10 tokių laivų, tikrai nemanau, nes tai būtų labai sunku išlaikyti, laivas yra prabangus ir sunkus dalykas ir prabangus ne ta prasme, kad ten yra raudonmedžio rojus, o ta prasme, kad jisai kainuoja labai labai daug pinigų. Ir, kaip sakė profesorius, pirmiausia, reikia daug investuoti, kad po to kažką atgauti. Bet mūsų laivo paskirtis yra pati svarbiausia tokia.
įkvėpti jaunimui tos jūrinės dvasios. Dabar aš jums jūrų skautai pasakysiu štai kokį dalyką. Kol jūs plaukiosite ežeruose ir visokiose upėse, jūs niekada nebūsite laisvi jūros skautai. Jūs visą laiką būsite apriboti krantu. Nieko nėra baisesnio jūreivių kaip krantas. Jūreiviui svarbiausia yra atvira jūra. Jūreivis skuba tik 2 kartus gyvenime. Tai kai jisai artėja krantas ir tada skuba galvodamas, kad tam krante kažkas bus labai gero, praeina kažkiek laiko, jis labai skuba atgal į laivą, greičiau, išplaukiam. Viskas. Tai štai yra jūreivio tikro simptomas, tai kad jūs ilgėtumėtės jūros. Nes jūra yra visiškai neribota laisvė. Laisvė, kaip kažkoks sakė revoliucionierius, yra suprastas būtinumas. Tai laisvė jūsų mintims tai pirmiausia. Šiaip jūroje laisvės laive nėra jokios. Yra visiškai nekonstitucinė monarchija. Ir burlaivėse ypatingai. Ir tą pasakys karinio laivyno karininkai, kurie čia yra, aš kaip supratau. Laivas yra griežta struktūra, aiški struktūra ir jinai, reiškia, skirta tam, kad tas žmogus mums labai nepalankioj stichijoje išliktų gyvas ir galėtų kažką nuveikti. Tai baigdamas aš noriu tik padėkoti jums už kantrybę ir už mano smagiai perviršytą laiką, pakviesti jūs tapti jūrų skautais. Visos didžiosios raidės žodyje jūrų. Aš labai laukčiau jūsų mūsų laivo denyje ir jeigu mes dabar ruoštumėmės plaukti visą organizaciją ir iš karto aš jums palinkėčiau ne mažiau 7 pėdų po kyliu jūsų organizacijai. Aš linkiu, kad jūs tiesiog, kai artės 100-metis jūsų, kad jūs neišskaidytumėt savo jėgų, o jas suvienytumėt, nes jūs iš tikrųjų turit labai puikų potencialą. Ir tai, ką kalbėjo gerbiama Jolita apie jūsų svarbiausius momentus gyvenime, jūsų toj tarnystėj visuomeniai yra labai svarbus momentai. Ir su tais darbais, kuriuos jūs galite atlikti, jūs tikrai padarysite Lietuvą tokia jūrinė valstybė, kokios yra ir ta pati Danija, ir ta pati Olandija. Kodėl aš jas paimu, todėl kad jos gyventojų skaičiumi yra praktiškai tokios pat. Netgi Portugalija, kuri ten šiandien dienai kažkokiose bėdose prasmegusi, kažkada buvo užkariavusi pusę pasaulio. Mums nereikia karo laivynų užkariauti pusę pasaulio. Mes net Latvijos nesiruošiam užkariauti su to karo laivynu, bet mums reikia kitos ekspansijos, mums reikia prekybinės ekspansijos, mums reikia valstybės pažinimo pasaulyje ekspansijos, kad pasakyti tvirtai, mes tokie esame, mes esam Lietuva, mes turim savo nuomonę ir savo balsą. Taip, kad didelės sėkmės jums jūsų ateities darbuose ir aš dar kartą labai tikiuosi jūrų skautus pamatyti jūrinėme burlaivyje. Labai ačiū kapitonė už jūsų pristatymą ir iš tiesų nuoširdžiai dėkojame už tai, kad nepaliaujamai atkakliai jūsų laivas puoselėjate tą Lietuvos kaip jūrinės valstybės idėją jaunų žmonių tarpe. Dėkui. O dabar norėčiau pakviesti jachtos Amber Sail kapitoną Simoną Steponavičių, kuris perskaitys paskutinį pranešimą šios dienos konferencijoje. Pranešimo tema – buriavimas, galimybės ir ambicijos. Paplokit, gal kai pabaigsiu, gal nebeplosit jau. Sveiki, ačiū už tą suteiktą garbę. Tiesą sakant, labai smagi ta iniciatyva jūsų ir labai tikiu, kad pasinaudosite to šviesaus kapitono, vieno šviesiausių mano turbūt sutiktų žmonių, bent jau Lietuvoje, patarimais. Pabandysiu ilgai jūsų labai smarkiai netrukdyti ir galbūt, kadangi jau savaitgalis kaip ir visai priartėjo, pašnekėti šiek tiek daugiau apie jūrą ir jūros pramogas ir, žinoma, jų pasiekmes. Lietuvos buriuotojų sąjunga
švęsdama savo kažkurį tai garbų jubiliejų, bene 80-metis ten buvo, iškėlė tokį šūkį. Paverskim artojų kraštą jūrų valstybę. Ir tas žodis po truputėlį pradeda virsti kūnu. Tarkim, jeigu šiandien išėjęs į gatvę paklaustum, ką reiškia žodis amber sail, tai iš tikrųjų dažnas sutiktas tau netgi tai ir pasakytų. Ir visai pakankamai tiksliai. Tas yra visiškai smagu ir man, žinoma, yra beprotiškai smagu pačiam, kad man teko prie to reikalo šiek tiek prisiliesti. Grįžtant prie tos jūrų valstybės temos, ta jūrų valstybė ir tas mentalitetas profesoriaus Landsbergio paminėtas ir kapitono Vizbaro ir visų pasisakiusių, visas tautos mentalitetas prasideda nuo to paties vieno žmogaus smegeninės. Toj smegeniniai tą žiežirbą reikia įskelti. Jūs, būdami jūrų skautai, mes, būdami buriuotojai, būdami jūroje ir pažindami jūrą, mes turim tam daugiausiai galimybių. Mes turim kviestis tos žmonės į jūrą. Mes turime ją pažinti ir kviesti tos žmonės į jūrą. Kad žmonės jūrą pažintų ne kaip tos bobutės Palangos pliaže. Kiekvienas krantas iš jūros yra daug gražesnis negu jūrininkai pasakys, kad nemeluoja. Kiekvienas krantas daug gražesnis. Tik tai išlipęs pamatai, kad tenais ir šiukšlių yra, ir šiaip visokių nesąmonių, ir žmonės iš vis vėl nežino, ką veikia ir kaip nesuprantamai neįdomiai gyvena. Tai mano šitos pasisakymo dalies leitmotyvas toksai ir būtų iš esmės, kad pramoginiai laivai ir buriavimas kaip po toks, jisai įtraukia žmonės į jūrą. Jisai tiesiog juos kviečia į vandenį. Tai yra stiprus užkratas, gerąja to žodžio prasme, tai yra stipri bacila. Tiesą sakant, labai nedaug mačiau savo gyvenime protingų, intelektualių žmonių, kurie pabandė buriuoti ir metė. Labai reta. Taip, kad kažkuria prasme būkite atsargus. Bet tikrai prašau jūsų organizacijos pagalbos, dėl to, kad su Amber Sailu mes tai darom pakankamai sėkmingai. Čia bus keletas faktų iš 11 metų sezono, tiesiog, nes, teisingai, 11 metų sezono. Ką veikia Amber Sailas po Odisėjos? Taip, mes sukom lenktyninę programą, pakankamai rimtą parodysiu, bet kiti dalykai yra tai, ką mes darėm tarp regatų. Amber Sailas per 11 metus nuplaukė niekingus 20 000 jūrmylių. Taip, ir kaip matote, regatose buvo 6 000 mylių, tame tarpe tarp regatų 14 000. Ir tuos 14 000 mylių mes paprastai neplaukiam, tai neplaukia lenktyninė įgula. Mes kviečiam žmonės, kviečiam norinčius, parduodam tas vietas, pagaliau iš to tas laivas net ir išsilaiko, kokį nors gerą daiktą dar nusiperkam karts nuo karto. Šalutinė pasiekmė to yra, kad 80 žmonių 11 metais unikalių IP adresų yra užkrėsta buriavimo virusu. Gerų žmonių su gerom pajamom, su gerom smegenim, pamilusių jūrą. Žinoma, kad jie tą transliuos toliau. Žinoma, kad jų vaikai buriuos, žinoma, kad jų vaikaičiai greičiausiai, kad buriuos. Na, aišku, galbūt pakankamai įdomus tos pačios jūrinės valstybės tema. Mes tais pačiais 11 metais sulakstėm Atlantic Ocean Racing Series, kur tuo metu, tais metais, tai buvo pats pačiausias pasaulyje daiktas. Tai tas Atlantic Ocean Racing Series, galiu pasakyti, iš ką mes suplaukiam Karibų 600, suplaukiam Transatlantą, suplaukiam Fastnetą, Middle Sea Race'ą ir Volvo legendas. Tikrai daugelį vietų, kuriuose mes buvom, daugelį
tų uostų, kuriuose Amberseilas prisišvartavo, Lietuvos vėliava yra naujausia iš visų. Jinai tiesiog nauja, tik ką išpakuota. Žinoma, prieš tai niekas jos tenais nematė. Dabar jau matė. Šiandien mes ruošiamės plaukti po Kalėdų, iš tikrųjų, ne šiandien. Šiandien Amberseilas yra Fidži. Iš Karibų iki Fidžio visas pilnai overbooked, užpildytas, naujais žmonėmis. Ten ne lenktyniniai įgula plaukia. Nauji žmonės. Tarkim, nuo Galapagų iki Prancūzų Polinezijos nuplaukė pagrindė mergaičių įgula. Taip, buvo 4 tvirti drūti vyrai. Taip, iš Galapagų iki Prancūzų Polinezijos jie nušniojo 3000 mylių vienu halzu. Taip, tai kas, bet jeigu jūs pamatytumėt jų akis šiandien ir kokiuose padangėse jos dabar skrajoja ir apie ką jos jau svajoja, tai būtų visai kita kalba. Jūra, aišku, taip, jinai grūdina, jinai keičia tavo mąstyseną, jinai išvalo tau smegeninę. Pabuvęs 2 savaitės jūroje, tavo idėjos generuojasi taip. Pabuvus 2 mėnesius jūroje, tarkim, per Odisėją, aš nebuvau kontoroj non-stop, nuo Sidnėjaus iki San Paulo, 2,5 mėnesio, po tų 2,5 mėnesio aš grįžau, aš vaikštų. Aš tiesiog plaukiu ant oro pagalbės. Kur jūs matot kokią problemą? Taigi sprendimas. Viskas aišku, kaip tu kardu. Tas pats Raimis Daubaras dabar tik ką iš Fidžio praskrido po 2 savaičių, kaip užgeneravo tokią idėją, tai vaikeli, pamatysim, kas čia iš to pasidarys. Man atrodo, kad pajausim. Taigi jūra išvalo kranto šlaką, kranto šlako iškritus, smegeniniai atsiranda vietos svajonėms. Svajonės kūrė ambicijas, ambicijos kūrė galimybės. Niekada niekas iš niekur neatsiranda. Todėl kviesčiau jūs lygiai taip pat svajoti, nepamiršti svajoti. Išplaukite į jūrą, išplaukit su Brabanderiu jūroje, išplaukit su bet kuo. Ir pabūkite tenais, pamatykit, kaip saulė iš jūros pakyla ir į jūrą nusileidžia. Pajauskit tą laisvę tada. Aišku, dabar šiais laikais jau truputėlį sunkiau tą laisvę pajaust, truputėlį per daug technologijų pradeda atsirast, bet aš dar prisimenu prieš kokius 20 metų, prisimenu tą kaifą, kada pirmą kartą pamačiau, kad saulytė iš jūros ir į jūrą. Joks mobiliaks, joks šuts tavęs nepasieks. Visos problemos, jos yra likę tenais. Taip, tu turi užduočių, kartais tu sprendi 1000 klausimų tuo pačiu metu tą pačią sekundę, į kuriuos turbūt net nėra vieno teisingo atsakymo, arba galbūt nėra išvis nei vieno teisingo, yra tik tai mažiau klaidingi. Taip, tavo pasirinkimas gali lemti labai daug ką. Taip, tu turi būti pakankamai drūtas, kad paneštum tą atsakomybę. Bet tu niekada toks nepatapsi, sėdėdamas fotelį. Šiandien su tom pačiom svajonėm, tai tie patys svajotojai yra sukūrę šį fondelį. Ilgai diskutavom dėl to pavadinimo, bet tiesą sakant palikom. Jo pagrindinis, jo vizija ir yra skatinti teigiamus pokyčius visuomenėje, kuriant jūros valstybės. Jūros valstybės mentalitetą iš esmės. Misija jo bus kur kas paprastesnė. Tai bus pagrindinis lietuviškos arba su lietuviškom šaknim Volvo Ocean Race'o kampanijos įrankis, kuris gimė iš svajonės. Svajonė, jeigu tarkim, kokiais nors 90 metais, man kas nors 96 metais, 2005
metais, 2002 metais, jeigu man kas nors būtų pasakęs, kad aš gainiosiu Amberseilą, kuris tuo metu prieš tai buvus Asa Abloy lenktyniavo 2002 metais Volvo Ocean Race, tai aš sakyčiau, kad tas žmogus yra susipykęs, supratus. Kad aš su Asa suksiu aplinkui Horną, ką tu rūkai, klausčiau. Nuo to laiko praėjo 8 metai, mes tai padarėm. Jeigu man kas nors būtų sakęs, kad aš šiandien arba rytoj pradėsiu įgulų atrankas į lietuvišką Volvo Ocean Race laivą, jeigu man kas nors būtų tai sakęs 2007 metais, aš sakyčiau, kad užduočiau tą patį klausimą, ką tu rūkai? 2009 metais, kai Stokholme jau šnekėjausi su Knutu Frostadu, tai tada jau pradėjo kirbėti svajonė. Šiandien ta svajonė, iš tikrųjų, tiksliau vakar ta svajonė pavirto ambicija, šiandien jinai yra ties virsmu į galimybę. Žinoma, tas kaip ir minėjau, mes bandysime skatinti tą jūrinę sąmonę per dalyvavimą Volvo Ocean Race, nes pamatėm, kokį poveikį turi Amberseilo triukai. Iš tikrųjų, po šiai dienai turbūt dauguma iš mūsų dar neatsigauna nuo to įspūdžio. Kaip ir šiandien, kaip ir, tarkim, šį pavasarį, manevruojant po Inkaravietę prie San Barto, tokios prancūzų salelės Karibuose, ieškausi, kur galėtumėm numesti inkarą, ten 100 laivų turbūt Inkaravietėj. Staiga, matau, prilėkė tas vadinamas tuzikas. Jame sėdė 2 moteriškaitės. Sako, mes sėdim su mama ant denio. Aš sakau, mama sako, žiūrėk, koks laivas panašus kaip Amberseilas. Aš sako, žiūriu, mama, taigi čia Amberseilas. Ir atlėkė savo, atgazuoja 2 klaipėdiškės, na, ne lietuvės, bet moka lietuviškai šnekėti. Ir džiaugiasi, Amberseilas, kaip smagu, kad jūs čionais. Mes visi tenais galim būti. Iš esmės, tai yra ranka pasiekiama. Pasaulis yra tokio mažumo iš tikrųjų, kad net įsivaizduot sunku. Jeigu mes, sakau, tuo metu, kai svajodom, atrodo, kad tai yra nepasiekiama. Šiandien, tarkim, buriavimo pasaulyje man visam sviete nereikia prisistatinėti. Man nereikia, jeigu vyksta kokia nors regata, arba vyksta koks nors pakankamai didelis renginys, tai aš galiu tenais kamputį atsistoju. Visą laiką atsiranda kas nors, kas mane jau pažįsta, ima mane už rankovės ir sako, Simon, you have to speak to this guy. Čiukšt kontaktas. Tokių kontaktų aplinkui svietą yra begalybė. Šiandien stovi eiliai australų žurnaliūgų tuntas su kažkokiais taip dar porą lifestyle žurnalų ir sako, duokit intervą, kas čia bus. Šiandien Bloombergas sako, kad lietuvių jachta plauks Sydney Hobarte. Bloombergas. Pasaulinė naujienų agentūra, tikrai ne paskutinė reitinguojama. Nebijokit svajoti. Nebijokit. Yra vienas pavojus, nes pildosi. Pabandysiu pabaigai, tiesiog pasidalinti vieną iš tų bevykstančių svajonių ir galbūt tai jūs užves ant, tiesiog paskatins pasvajot kartais irgi. Tiesa, negirdėjau, kad čia bendrai visi iki šiol šnekėję buvo tokie daugiau mažiau savitai, su gimtadieniu sveikint kaip ir nepriimta. Vis tik tai tam, kad išjudėtumėt, Amberseilo vardu aš pasveikinsiu Lietuvos jūrų skautų su gimtadieniu ir įteiksiu dovaną. Ta dovana bus Amberseilo diena jūrų skautams. Amberseilas turėtų atsirasti Klaipėdoje Liepą rugpjūtį. Tai susisiekit su manim ir susiderinkim datą ir welcome. Važiuojam. Sudėtingiausios lenktynės pasaulyje.
9 mėnesiai, 24 valandos, diena ir naktis. 39 000 jūrmylių, 4 vandenynai ir 10 šalių. 15 metrų aukščio bangos ir uraganų stiprumo vėjai. Varžovai, kurie suplaukė iš visų pasaulio kontinentų. Ir pažangiausios lenktyninės jachtos istorijoje. Maksimalų žmogaus ištvermės ir dvasios stiprybės išbandymas. Iš labai arti. Volvo Ocean Race – garsiausios pasaulyje jachtų lenktynės aplink Žemės rutulį. Jūrose ir vandenynuose varžosi lenktyniniai bolidai, kuriuos valdo stipriausiai ir labiausiai patyrę planetos buriuotojai. Pagal svarbą, kokybę ir patrauklumą žiūrovams, Volvo Ocean Race varžybos rikiuojasi greta tokių prestižinių sporto įvykių kaip Formulės 1 varžybos, Tour de France ar Wimbledono teniso čempionatas. Daugiau nei 1 milijardas televizijos žiūrovų, 4 milijonai aktyvių varžybų lankytojų, naujausios technologijos Žemėje, vandenyne, kosmose. Ateitis kuriama šiandien. Ir šiandien jau aišku, kad jachta su Lietuvos vėliava varžysis tarp planetos stipriausių. Tai vyks po 2 metų. Lietuva dalyvaus. 9 mėnesius, net ir vandenyno vidury, mūsų šalies buriuotojai bus pasaulio dėmesio centre. Kol mes buvome užimti ypač svarbiais reikalais, buriuotojai stiprino Lietuvos jūrinės valstybės įvaizdį. Po sėkmingo dalyvavimo sudėtingose tarptautinėse regatose Lietuva žengė į aukščiausią lygą. Būtent mūsų komandos dalyvavimas Volvo Ocean Race atveria Lietuvai šansą būti pasaulio top įvykių centre. Komandos dėka Lietuva gali tapti šių varžybų šeimininke, o Klaipėda vienu iš 10 Volvo Ocean Race uostų. Kaip Šanchajus Kinijoje, kaip Abu Dabis Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Majamis Amerikoje, Lisabona Portugalijoje, Klaipėda Lietuvoje. Pasaulis gali atplaukti pas mus. Šventė gali vykti jau po 3 metų. Volvo Ocean Race uosto vardas 2 savaičių šventė krante. Specialiai jai pastatomas ištisas miestelis su visa infrastruktūra, scenomis, kavinėmis, techninės priežiūros dokais laivams. Aukščiausio lygio pramogos, koncertai, verslo, kultūros ir sporto renginiai nusidriekia per visą uostamiestį. Svečiams tai atvira šventė ir galimybė pažinti ne tik Klaipėdą, bet dar Nidą, Palangą, Vilnių. Volvo Ocean Race uostas nenutrūkstamas 14 dienų pasaulio spaudos, televizijų, interneto dėmesys mūsų kraštui. Ko gero artimiausias pavyzdys į Klaipėdą panašus Airijos uostas Galvėjus. Jame Volvo Ocean Race varžybos vyko jau 2 kartus. 650 000 lankytojų, 40 000 užsienio svečių, 240 akredituotų žiniasklaidos kanalų, 62 milijonai eurų pajamų. Volvo Ocean Race Galvėjuje buvo ypač sėkmingas, tačiau šio įvykio vertė miestams ir šalims ne tik pinigai, ne tik skaičiai. Prestižinis sportas į visus Volvo Ocean Race uostus sutraukė labai svarbių pasaulio žmonių armiją. Verslininkai, komandų rėmėjai, vyriausybių nariai, karališkųjų šeimų atstovai, Arabijos šeichai uostuose susirenka ne tik pažiūrėti varžybų. Jie susitinka aptarti pasaulio ateitį. Kryptingai sutvarkyta uosto infrastruktūra, moderniausios technologijos, Volvo Ocean Race atneštas žinomumas. Visa tai Klaipėdai užtikrintų patraukliausio uosto rytinėje Baltijos pakrantėje vardą. Kartais atsiranda galimybės, kuriomis būtina pasinaudoti. Volvo Ocean Race pasaulinė 9 mėnesių reklama mūsų valstybei pačiu aukščiausiu lygiu. Galimybė išdidžiai išplaukti didžiuosius vandenynus, atverti mūsų šalį pasauliui per Klaipėdos uostą. Jau po 3 metų Klaipėda gali tapti Volvo Ocean Race finišo uostu. Miestas jau praėjo pirmąjį atrankos etapą. Gruodžio mėnesį finalas. Turime daug šansų. Ir tik mūsų visų reikalas, ar visi kartu garsiai pasakysim: Lietuva nori, gali ir bus. Ačiū Jums, kapitonė, už įkvėpimą svajoti ir už galimybių horizonto praplėtimą.
Iš tiesų, gal šalia krepšinio turėsim antrą religiją. Taigi šiandien išgirdome, su kokiais iššūkiais susiduria skautų vadovai, kuo gyvena Lietuvos jūrininkai, kokia yra šiandieninė Lietuvos kaip jūrinės valstybės situacija ir kokie yra siekiai šią idėją skleisti toliau. Galbūt kas nors turite klausimų arba komentarų pastariesiems 2 pranešimams. Tai jeigu klausimų nėra, tuomet... Jeigu klausimų tikrai nėra, tada artėjame prie šios konferencijos pabaigos. Dar kartą labai norėčiau padėkoti tiems, kurie šiandien skaitė pranešimus, kurie dalinosi savo patirtimi. Taip pat norėčiau padėkoti tiems, kurie dalyvavo, kurie klausėsi, kurie susipažino su galbūt kitokią Lietuvą, negu iki šiol ją įsivaizdavo. Ir konferencijos pabaigoje norėčiau visus pakviesti išsirikiuoti salės priekyje, kad galėtume padaryti bendrą nuotrauką viršuje. Išsirikiuoti viršuje, padarysime bendrą nuotrauką ir taip pat įsiamžinsime su per pasaulį keliaujančią jūrų skautų 100-metį pasaulyje simbolizuojančią vėliavą, kurią parsivežėme su jūrų skautų konferencijos seniūnu iš tarptautinio jūrų skautų renginio. Taip, prašom tada. O po nuotraukos kviečiame visus vaišių į Seimo kavinę.